Ezros knyga, 2 skyrius. Štai iš nelaisvės grįžusieji krašto žmonės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo ištrėmęs į Babiloną. Jie sugrįžo į Jeruzalę bei Judą, kiekvienas į savo miestą. Su Zerubabeliu grįžo Jozuė, Nehemija, Seraja, Reelaja, Mordechajas, Bilšanas, Misparas, Bigvajas, Rehumas, Baana. Izraelio tautos vyrų skaičius toks. Parošo palikuonių 2172. Šefatijos 372. Aracho 775. Pahat Moabo palikuonių iš Ješuvos ir Joabo giminės 2812. Elamo 1254. Zatuvo 945. Zakajo 760. Banio 642. Bebajo 623. Azgado 1222. Adonikamo 666. Bigvajo 2056. Adino 454. Atero palikuonių iš Jehiskijos 98. Becajo 323. Joros 112. Hašumo 223. Gibaro 95. Betliejaus vyrų 123. Netofos vyrų 56. Anatoto vyrų 128. Azmaveto vyrų 42. Kirjat Arimo, Kefyros ir Beeroto vyrų 743. Ramos ir Gebos vyrų 621. Michmašo vyrų, Betelio ir Ajo vyrų 223. Nebojo palikuonių 52. Magbišo 156. Kito Elamo 1254. Harimo 320. Lodo, Hadido ir Onojo 725. Jericho 345. Senavos 3630. Kunigų, Jedajos palikuonių iš Jozuės namų 973. Imero 1052. Pažhūro 1247. Harimo 1017. Levitų, Jozuės ir Kadmielio palikuonių iš Hodavijos sūnų 74. Giedotojų, Asafo palikuonių 128. Vartų sargų, Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos ir Šobajo palikuonių iš viso 139. Šventyklos tarnai, Cihos sūnus, Hasufos sūnus, Tabaoto sūnus, Keroso sūnus, Sijachos sūnus, Padono sūnus, Lebanos sūnus, Hagabos sūnus, Akubo sūnus, Hagabo sūnus, Šalmajo sūnus, Hanano sūnus, Gidelio sūnus, Gaharo sūnus, Reajos sūnus, Recino sūnus, Nekodos sūnus, Gazamo sūnus, Uzos sūnus, Paseacho sūnus, Besajo sūnus, Asnos sūnus,
Meunimo sūnus, Nefusimo sūnus, Bagbuko sūnus, Hakufos sūnus, Harhūro sūnus, Batsluto sūnus, Mehidos sūnus, Haršos sūnus, Barkoso sūnus, Siseros sūnus, Temacho sūnus, Necijaho sūnus ir Hatifos sūnus. Saliamono tarnų palikuonys: Sotajo, Sofereto, Perudos, Jaalos, Darkono, Gidelio, Šefatijos, Hatilo, Poheret Cebaimo ir Amio sūnus. Šventyklos ir Saliamono tarnų palikuonių buvo 392. Šitie atvyko iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerubo, Adono ir Imero, bet negalėjo įrodyti savo tėvų ir savo kilmės, ar jie buvo kilę iš Izraelio. Delajos, Tobijos ir Nekodos palikuonys 652. Kunigai: Hobajos, Hakoco ir Barzilajaus. Jis buvo vedęs vieną iš Gileadiečio Barzilajaus dukterų ir buvo vadinamas jų vardu palikuonys. Jie ieškojo savo vardų giminių sąrašuose, tačiau jų nesurado. Todėl buvo atskirti nuo kunigystės kaip susitepę. Tiršata uždraudė jiems valgyti švenčiausiųjų valgių, kol atsiras kunigas nešiojantis urimus ir tumimus. Iš viso žmonių buvo 42 360, neskaičiuojant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo 7337. Be to, jie turėjo 200 giedotojų. Žirgų buvo 736, mulų 245, kupranugarių 435, asilų 6720. Kai kurie šeimų vadai atvykę prie viešpaties namų Jeruzalėje savo norų davė aukų Dievo namams atstatyti. Jie davė pagal savo išgales statybos iždui 61 000 drachmų aukso, 5 000 minų sidabro ir 100 apdarų kunigams. Kunigai, levitai, tautos dalis, giedotojai, vartų sargai ir šventyklos tarnai apsigyveno savo miestuose. Taip visi izraelitai apsigyveno savo miestuose.